Ne, taip nebebus, keisis mokestinė aplinka, yra piktnaudžiavimui, žinai, erdvės. Kas ten ta pensija? O kaip jinai, iš kokių ten dalių susideda? Nepamirškim, kad pensinis amžius kyla, žinai. Vau, aš galvoju, kaip taip įmanoma. Prasidėjo viskas, kad Sodra ją apiplėšė ir valstybė šitoj vietoj masiškai ką bijo? Aš nežinau, ar jie bijo, ar jie nebijo, bet čia irgi toks neoficialus, bet tai tu man papasakot, kas ten pasikeitė ir kas ten pasidarė. Tai žinai, yra esmė tokia, kad kai MB narys išsimoka to 02 kodų, tarkim, jei ten įsimoki 1000, tai mokosi sodriniai mokesčiai nuo 500, nuo 50%. Taip. Tai visą laiką šitas buvo, čia niekas nepasikeitė šitoje vietoje. Tiesiog anksčiau būdavo taip, kad kas nenori mokėti nuo 50%, nes nori, pavyzdžiui, didesnių tų išmokų, va, tarkim, prieš tą motinystę ruošiasi ir taip toliau, tai mokėdavo, tarkim, nuo viso 100, ne? Tiesiog savanoriškai, nes buvo galima, ne? Kaip, nebuvo niekur parašyta, kad negalima, žinai. Okay. Tiesiog ta taisyklė buvo nuo 50, bet kas norėjo, mokėjo nuo 100. Nu, pavyzdžiui, aš išsėmu 1000 ir moku nuo 1000. Tai va, jos atveju taip ir buvo. Jinai sako, aš nuo 1100 susimokėdavau ir nuo tų pinigų sumokėdavau pilnus mokesčių 100%. Sodros. PSD, ar ne? Ir taip pagavus. Ir po to jo praėjo tie 23 ir 24 metų pradžioj, va čia va prieš metus, pasakė Sodra, kad kas mokėjo už 23 padidintus, čia ne tik mažos bendrijos individualiom įmonėm, tarkim tas pats. Ne, taip nebebus ir tik nuo 50 užskaitys, kaip yra, kad kaip ir parašyta, kad nuo 50 ir kas mokėjo virš, įmes į permokas. Tai va, jai pritaikė, bet jai pritaikė ir jinai sako, aš 1100 mokėjau ir dabar vat, man atbulinė tvarka paskaičiavo, kiekvieną mėnesį ten sako po kelius šimtus eurų ir ten jau, suma sumarom gavosi turbūt ten ne 1000 pagrąžinti atgal ir sako, aš tai sako, pasipiktinus esu, aš sako, kam, kur man krypti, sako, aš noriu juos paduoti į teismą. Taip, nes labai blogai, nes jei tai po to nuo tos visos sumos, ką jinai sumokėjo, skaičiavo išmokas, o dabar sako, ne, sorry, tą sumą, kur tu sumokėjai, mes tik 50 prašau grąžinti. Tai čia labai, net čia ne tai, kad pensijai mažiau sukaupė, čia realiai turi grąžinti pinigus, kuriuos jau buvo jai pervesti. Aš taip supratau, ne? Taip, ir tada kalbasi jos, žinai, abitos narės ir sako, žinai, kad, kaip pasielgti ir šiaip toliau po visos tos isterijos versle, kaip pasielgti toliau, nes jai tai toliau reikia išsimokėti, jinai nori kaupti stažą, jinai yra mama jauna, gyvenimas prieš akis, žinai, nori ir dar apie tą pensiją. Kas ten ta pensija? O kaip jinai, iš kokių ten dalių susideda? Ir tada aš sakau, palauk, aš irgi su pensijom nedirbu, su kaupimais, bet sakau, pasidomės irgi, iš nuosekliau. Ir tada mes tiek su ta klientė vystėm ten tų temų, nuo to, žinai, kad prasidėjo viskas, kad Sodra ją apiplėšė, iš tiesų, žinai, pasibaigė iki to, kad, tai gal man visgi išsimokėti vieną tą minimalų atlyginimą, tą pusę, mokėti mokesčių nuo 50%, tai nuo vieno MMA ten dabar 1038, ne? Tai nuo pusės sumos mokėti tos mokesčius. Taip. Ar ne? Ir tada sako, toliau išsidiskutavom, kad gal tada geriau pasimti kokį investicinį gyvybės draudimą arba tiesiog investuoti įvairiausius skirtingus kažkokius tai fondus, gilintis, pradėti tuos dalykus ir tokiu būdu toliau gyventi taip, nes kai mes pasižiūrėjom, kas iš vis yra pensija ir kaip jinai susidaro, ten yra dvi dalis, viena ten, žodžiu, nuo stažo priklauso, kita nuo tavo išsimokėtos algos, tai galiausiai ten gavos taip, kad mes jai paskaičiavom, kiek jai padidėtų prie dabartinės, sakykime, rinkos vertės, dabartinės pinigų vertės. Tai jai ten, jeigu ir mokėtųsi po pilną stažą, po tuos 2 MMA, 1382, tai jai ten, žinok, gautųsi 200 eurų daugiau pensija. Tiksliai įsiskaičiavot, ar ne? Maždaug, žinai, tikrai ten netiksliai, ne centas į centą, ne euras į eurą, bet prie dabartinės vertės, aišku, kai tu būsi už 40 metų, bus gal ten 5, 7 ar 1000 eurų, bet ta vertė bus... Supratau, čia šiaip labai gera mintis, nes aš tai iš savęs esu tokia, kad geriau savaip kažkaip suktis, bet aš niekada neturėjau to tokio, nežinau, to loginio pagrindimo. Ne tai, kad loginio, bet tų tikslių skaičiavimų man niekas nebuvo pateikę. Bet aš tiesiog, iš tokios, ne tai, kad intuicijos, bet, žinai. Iš tokios intuicijos, žinai, vis tiek. Ne tai, kad nereikia pasitikėti, aišku, negalima taip sakyti, bet tokie skaičiai iš tikrųjų svarbu, žinai, šitoj vietoj. Taip. Ir nepamirškim, kad pensinis amžius kyla, žinai, jeigu jau čia konkrečiai apie tą pensiją kalbėti. Ir jeigu dar kalbant apie tą pačią verslo isteriją, kuri tikrai, man pačiai buvo, aš galvoju, kaip taip įmanoma.
atbulinė tvarka. Ir paskui sako, ta moteris, nebuvo jokios informacijos, Sodra nepateikė nieko, kad keičiam, kad atbulinę tvarką taikom. Tiesiog žmonės gavosi apiplėšti ir dabar, nežinau, ar tu seki tam tikras Facebook'e grupės, renkasi žmonės tam tikras mažas bendruomenės, kur nori padaryti kažkokias teisminės bylas, paduoti Sodrą į teismą. Taip, kad atbulinė, nes... Tu galvoji, pavyzdžiui, pavyktų kažką laimėti? Sunku, žinai, pasakyti, galbūt, jie nebuvo informuoti, kaip ir buvo galima, bet iš kitos pusės pagal įstatymą, aišku, man reikėtų įsigilinti, čia nėra kažkoks teisinis patarimas, žinai, bet pagal, jeigu buvo parašyta, kad reikia mokėti nuo 50%, čia irgi toks yra nukrypimas šiek tiek, bet kad tai buvo masiškai daroma, tai faktas, visi mokėjosi nuo didesnio, kas norėjo. Bet aš manau, kad jie tikrai kažkokį tai turi pagrindimą, nenuspręstų va šiaip su atbulinė tvarka taikyti, jeigu neturėtų jokio teisinio. Tai ne, tai tas pagrindimas, kaip aš suprantu, iš tos visos situacijos yra toks, kad buvo nuo 50% parašyta, nuo 50% mokėkit pagal įstatymą. Negali čia savivaliauti ir pradėti nuo 100 mokėti. Aš tai suprantu, kad čia visa logika. Netgi šitaip reiškia, nebuvo gal teisingai akcentuojama, kad tu negali viso 100 mokėti. Aš tai suprantu, kad čia... Ir jie paskui patys gal susiprato, žiūrėkit, aš čia gal iš tikrųjų... Vėlgi iš kitos pusės žiūrint, vėl tu moki nuo labai tarkim, teoriškai, jeigu aš galiu savivaliauti šito vietoj, aš galiu, tarkim, prieš motinystės atostogas užsikelt nuo labai didelės sumos mokant, o po to per išmokas atgauti. Yra piknaudžiavimai, žinai, erdvės. Realiai, kaip pagalvoja, ne? Aha, jo. Tai yra tokių momentų, žinai. Jo, o grįžtant dar prie tos, žinai, pensijos, tai ir ta moteris ne ta, kuri nukentėjo motinystės išmokų klausimais, kurią reikėjo grąžinti, bet pati ta įmonės vadovė. Jinai sako, asmeniškai man tai nėra aktualu kaupti pensijos. Aš sako, pagal civilinę paslaugų sutartį išsimoku savo atlyginimą ir aš manau, kad tikrai, tai, kadangi yra sąmoningas žmogus, tikrai kažkur investuoja, taupo, turi gyvybės investicijų draudimus ir visus kitus dalykus. Ir aš manau, kad šitoj vietoj dar Lietuva ir smulkus, ypatingai, mes to nišoje nesam smulkių verslų tematikoje, bandom kažkaip vieni kitų šviesti, edukuoti apie tai, kaip geriau padaryti, kaip geriau pasielgti. Ir vis dėlto žiūrint į visą Europą, į kitas šalis, mes dar labai mažai su tais visais investiciniais, gyvybės draudimais ir visais stojamaisiais dalykais mažai dirbam, neįsileidžiam, nes atrodo, kad mūsų apvogs tuo metu, kai ta diena, kada jinai ateis, turi čia ir dabar man. Taip, aišku. Taip, man būna labai dažnai, kai aš vedu mokymus, nes aš apie mažasis bendrijas kalbu. Ir vienas tikrai pagrindinių, ką bandau įskiepinti, kad nebūtų to nesupratimo su tom socialiniam garantijom, nes ten yra vienintelis būdas kaupti tas socialinės garantijas ir kaupti tik nuo 50%. Realiai kitų būdų nėra niekaip mažoje bendrijoje, ar ne? Ir aš bandau tą įskiepyti, kad jeigu jums šitas variantas netinka, jūs svarstykite, ar jums šis ta forma tinka, tada, žinai, ta mažoji bendrija. Ir dažnai būna, tai kaip ir viskas būtų gerai, bet jeigu noriu papildomai kaupti, ką tada daryti? Tai aišku, čia ne mano mokymų, kaip ir, žinai, potencijoje, taip. Bet bendrai paėmus reikia ieškoti turbūt tiesiog alternatyvų, žinai, kaip aš kaip žmogus manau, tai toks būtų, žinai, variantas vienintelis. Dar vienas yra, žinai, svarbus toksai momentas, kad gerai, dabar masiškai žmonės pagal civilinę paslaugų sutartį, tarkim, išsiminėja pinigus, ar ne? Jie visą laiką masiškai išsiminėja. Ir valstybė šitoj vietoj masiškai ką bijo? Ta prasme, kad nebus fonde pinigų, kai ateis laikas pensijas mokėti. Aš nežinau, ar jie bijo, ar jie nebijo, bet čia irgi toks neoficialus, bet tikrai jau vis dažniau, žinai, kalbama, kad nebebus toks apmokestinimas mažosios bendrijos vadovui. Aišku, kada tai bus, ar nebus, tai čia... Ką turi minty? Turiu omeny, kad keisis mokestinė aplinka. Kad su 15% nebegalėtų įsiminėti. Labiau dabar einama link to, kad nes mes, jeigu žiūrint ten iš mokesčių, tos teisės pusės, žinai, čia tas pats, kas mes, pavyzdžiui, parduodam turto, ne, ir susimokam 15%, ne, čia kaip pavyzdys. Tai čia tas pats tas modelis. O dabar einame labiau link to, kad tai bus apmokestinama kaip individuali veikla ir bus mokami mokesčiai. Tai čia visiškai, sakau, užkulisių, ką aš esu girdėjus čia užkulisiai, nežinau, ar tai kažkada išvys dienos šviesą, bet apie tai... Bet tarp kitko, šiaip kaip ir susideda galai dėl to, kad MB vadovas priskiriamas savarankiškai dirbančiam asmeniui. Tai individualioje veiklos pažymoje irgi taip pačiai savarankiškai dirbantis asmuo. Tai čia kažkiek gal, žinai, iš to vietai dar galvoju, kad turėtų tokį, žinai, kaip ir pritempimą, kad MB, tai čia MB ne tik vadovų, bet ir tai vadovui. Išliks pelnas, išliks tas nuolantras, žinai, kur su darbo santykiais, bet čia būtent vadovui, nes aišku, tas apmokestinimas super patrauklus
nes labai patrauklus. Tai vat rezime, ką nusprendėt, labai šiaip įdomu, vat noriu labai pasidalinti, ką nusprendė ta moteris daryti. Tai iš tiesų taip ir nutiko, kad rezultate jinai sako, aš neapsikraunu, įkvėpiu, iškvėpiu, sužinojau, kad ta pensija čia irgi nebus man bombinė, nes mes tikrai pasiskaičiavom, pasižiūrėjom preliminariai, aš nesu irgi ekspertė ten, pensijų ir čia, klausantis gali irgi pakomentuoti gal išsamiau, irgi su mumis pasidalinti, kaip čia kas, kur, bet kai tu pasikreipi, tu vis tiek matai skaičiukus ir tu čia iš tų skaičiukų nepridarysi to, ko tu matai preliminariai, su paklaida. Ir tas sako, išsimokėsiu vieną MMA ir toliau skirsiu tam tikrą pinigų sumą, dėsiu investicinį gyvybės kažkokią tai kaupimą, gyvybės draudimą, tiesiog investuosiu kažkur su vyru, sutarsim, nuspręsim, kaip elgtis ir daryti, kad jai, žodžiu, būtų ta pinigų suma senatvėj, kad jį galėtų ją išsiimti arba kas mėnesį, jinai savo pati proporcingai, sąmoningai paskirsti. Aš manau, kad apskritai, reikia iš šitoje vietoje truputėlį požiūrį, kad kai ateis pensija, tai mums kažkas mokės tiek, kad mes, žodžiu, čia laisvai labai gyvensim ir bus viskas labai fainai. Aš nemanau, kad tai bus ir manau, kad iš vis visuomenė reikia per šitą prizmę požiūrį, nes aš irgi kartais tikrai susiduriu su tokiais, kurie labai panašiai mąsto kaip mes, žmonėm, verslininkais, smulkiais. O kiti būna labai įsikibę tą, kad aš labai noriu ir atrodo, kad lyg tai, kaip ir sakai, kas iš to, kad tu ten gausi 400 ar ten 600, tai ta prasme. Tai dėl ko įsikibę? Aš manau, kad įsikibę tai dėl to, kad nėra edukuojama, nėra šviečiama ir tiesiog žmonės galvoja, kad aš matau, kaip mano senelis vargingai gyvena, močiutė, kaip kiti žmonės tikrai dabar senjorai vargingai gyvena. Tai tarp kitko, tokia viena irgi istorija trumpa. Ėjom čia kurią dieną pasivaikščiot su kolegė ir tiesiog močiutė, matosi 80 plus metų sėdi, tikrai ne iš gero gyvenimo, sėdi su terbele, matosi, kad ir šviesi, ir tvarkinga, ir, matosi žmogus brandus ir matosi, kad jinai, ta prasme, nepriteklė absoliučiam gyvenimui. Ta prasme, tai tiesiog paimi irgi užsakai pietus pavalgyti ir galvoju, nunešiu, kad tik neįsižeistų žmogus, kaip pasakyti jam, kad aš tiesiog vaišinu tave pietum, Ir tada aš galvoju, kad gal ir taip nutinka tiem žmonėm, kurie irgi patirčių kažkokiu turi, kurie mato ir kad galvoja, blembački, aš bent jau tą pensiją savo kaupsiu, nes aš nežinau, kaip bus senatvė, aš bijau. Tai tas gal prisirišimas, toks socialinis kažkoks matymas, tokių patirčių, visokių. Bet labai svarbu supras, kiek tu gausi, ir kada tu gausi. Tai tu ten gausi 85, aišku, čia šaržuoju, bet visuomenės taip nutikti. O kitas dalykas, sakau, tos dvi dalys, kad yra tos dvi dalys. Viena tai ten stažo, iš vis, aš kai sužinojau, kad ten tau reikia tik 15 metų stažo, kad tu gauni bazinę, tą jo bazę. Ir kai pasiskaičiavom, kad jeigu tu tą antrą dalį su 2 MMA išsimokėdamas mokėsi mokesčių sodrai, kad 200 pakils. Jeigu per 12 mėnesių, žodžiu. Ir visą gyvenimą taip darysi. Jo, tarsi tą minimalę 2 MMA išsimokėsi pažojų bendrijų, ten keliais 100 eurų tau tą pensiją padės, Nes nuo minimumo moki. Tai galvoji, senatvė, tai 200 eurų gal make sense tau bus. Tai aš manau, kai tau ar 4 ar 6, tai jau make sense, nes jau trečdaliu pakyla, bet all in all, kai pagalvoji, tai ori, pensija, tai nuklausimo, Tai jo. Geriausia, aišku, būtų kaip. Geriausia būtų taip, kad mokėti, kaip tu gali, jeigu tu tikrai gerai uždirbi ir tu gali tos 2 MMA mokėti, tai gal iš kitos pusės, jeigu, tada gal reikėtų pagalvoti, ar neverta, jeigu tu nori vien dėl socialinių garantijų, nes tarkim, UAB atsidaryti. Taip, tu UAB gali nuo darbo sutarties mokėti, tu ir mokėsi nuo 100. O čia tu moki, tai nepamiršk, kad tau GPM tai irgi kyla, tu GPM tai moki nuo 2 MMA, o tą tik nuo, tai Ir dar koks momentas, kad tie 2 MMA tai nėra su mokesčiais. Tai yra 2 MMA plius. Jo, taip, sodriniai plius, tai GPM įsiskaitai. Tai čia gaunasi suma sumarum apie 2600 turbūt 100 eurų. Nežinau. Ne, plius minus aš taip įsivaizduoju. Kažkas gal 1500-2100 eurų. Tai tokia ta patirtis su klientė ir tiesiog aš manau, kad apie tai kalbėti reikia ir dalintis reikia. Ir gal kažkas irgi, pavyzdžiui, norės pasidalinti savo kažkokią patirtim, savo kažkokią istoriją, būtent iš tos perspektyvos, nes dabar pakankamai naujas dalykas. Aš tai tik realiai per savo tos, kur pasikreipia, kaip aš dabar jau sakau, klientė, nes turėjom konsultaciją,
Tai tik per jos istoriją realiai ištaikau chaosą. Aš tai matai sužinojau prieš metus, kai Sodra pasakė, aš truputėlį, kadangi esu prie tų mokesčių, tai mane tiesiog pasiekė kaip specialistą, bet kaip smulkaus verslo atstovą, aš realiai net nežinau, kaip būtų, ar kada pasiekė, matai, vieni gavo laiškus greičiau, kiti pat irgi iš tos vietos nelabai supratau, aš žinau, kas gavo laiškus vos ne iš karto praeitų metų pradžioj, kad žodžiu jau mes čia taip dabar darom iš Sodros. Kiti gavo daug, bet tarkim, klientai iš vis tavo sužinojo ten po kurio laiko, gal dėl to, kad į motinystę. Kai išleido pinigus. Čia tai iš vis, suprat, gal, bet čia iš viso toksai. Išleido pinigus dabar, žinai, ir taip, žinai, kai tu esi smulkus verslininkas, tu niekada nieko nežinai, tau gali kitą dieną viskas pasikeis, o čia dar į praeitį, žinai, pasikeitė. Ja. Tai aš manau, kad dar tikrai apie mažasias bendrijas pakalbėsim, nes daug ten įdomių iš tikrųjų yra tokių temų. Ten pradeda nuo to, kad vadovą gali pasikeisti jam nežinant, bet apie tai manau, kad kitą kartą pasakas, nes manau, kad turim čia tokį įdomų irgi dar pokalbį. Tai čia yra pirmoji verslo isterija / istorija, kurią norėjom pasidalinti su jumis. Jų tikrai turim labai daug paruošę ir norim, kad iš šitų būtent istorijų, isterijų pasimokytumėt, nes iš svetimų klaidų visada geriau mokintis negu iš savų. Čia buvo Ieva ir Miglė ir mūsų verslo isterijos. O kame moralas? Moralas tame, kad ne pagal kaimyną rinkitės veiklos vykdymo formą. Iš esmės, ne? Labai reikia, kad būtų daugiau informacijos, nes ne kaimynas pasirinko, ne draugas patarė, ne tėvai tokį formą, o iš tikrųjų reikia suprasti jos niuansus ir ko tu gali laukti. Jo, ir prisimti atsakomybę pačiam kaip savarankiškai dirbančiam, kaip smulkų verslą, iš tikrųjų domėtis. Domėtis, edukuoti, tai manau, mūsų tos verslo isterijos šita tinklalaidė apie tai ir yra ir bus. Taip, nes to trūksta, labai trūksta iš esmės. Tai aukime, plėskimės ir klėstėkim kartu. Iki malonių susitikimų.